Labas rytas. Toliau tęsiam ryto arbata su Agne. Laukiu prisijungiančių. Ir šiandien toliau kalbėsime. Dalinsiuosi tai, ką žinau, sukauptas žinias. Dar truputį palauksiu, kol pasijungs. Jungiame. Kol dar jungiatės, tai noriu, tie, kurie galbūt pirmą kartą mane mato, prisistatysiu. Tai esu Agnė Gontytė Filistovič. Iš vienos pusės tai aš esu neurografikos instruktorė ir struktūruotai bei lengvai mokau neurografikos metodą, kad žmogus tai galėtų naudoti savarankiškai. Iš kitos pusės aš esu finansinių transformacijų specialistė, padedu žmonėms pakelti pajamas, nuimant įvairiausius pasąmoninius blokus bei pakeliant savivertę. Labas rytas, kas jungiatės. Ir šiandien aš noriu pratęsti temą apie neurografiką, apie šį metodą, kuriuo dabar bandau prisiminti, aš turbūt 2017 metais pirmą kartą sužinojau apie jį, pirmą kartą bandžiau piešti ir taip susiklostė gyvenimas, kad netikėtai, iš tikrųjų netikėtai, nes netikėjau, kad galiu būti ir net būsiu neurografikos instruktorė. Taip, ir neurografika, jeigu kas žiūrite eterį pirmą kartą ir nežinote, kas yra neurografika, pirmą kartą galbūt išgirdote šitą žodį, tai ankstesniuose laivuose galite pasižiūrėti, aš tam plačiau papasakosiu, kas yra neurografika, bet jeigu trumpai, tai neurografika yra darbo su pasąmonė metodas per piešimą. Ir neurografikoje mes mokomės ne tik piešti, aišku, net nenoriu sakyti mokomės piešti, nes čia tikrai nereikia turėti įgūdžių piešimo, gali bet kas piešti, čia tiksliau gal labiau pasakyčiau išugdome įgūdį piešti neurografinę liniją, kuri pradžioje tikrai būna, kurie tik pradeda sumišimas, nežino kaip jie piešti, bet tikrai per laiką jinai yra įgundama piešti. Bet neurografikoje svarbu yra ne tai, kad mes tik piešiame, bet ten vyksta, kaip sakant, gilus darbas, tai yra mokomės girdėti save, mokomės giliau pažvelgti į save, į savo vidų, kokios mūsų emocijos, kokie kūno pojūčiai, ką mes jaučiame, kokios mintis ateina, ne? Tai yra taip vadinama refleksija, nes būtent refleksija duoda netgi didesnį svorį visam tam piešiniui negu pats piešinys. Nes labai yra svarbu, ką aš tuo metu jaučiu ir tas analizė savęs. Čia galbūt tas pats kaip ir netgi sportuojant, ne? Galima sportuoti ir daryti mankštą, kad tik padaryti, o galima tiesiog sąmoningai atkreipdėmėsis į tą daromą mankštą. Aš netgi dabar, kai rytais darau taip vadinamą bodinamiką, ten yra esmė, kad aš įsiklausau kiekvieną raumenį ir netgi duodu tam tikrą žinutę, nes kiekvienas raumuo yra atsakingas už kažką tai. Taip, aš tarsi duodu žinutę. Tai čia lygiai tas pats neurografikoje, kad aš sąmoningai klausau savęs, pradedu girdėti save, kas vyksta su mumis. Žinoma, dauguma nenori tų refleksijų rašyti, nes mes, ypač naudotojų kurse, aprašinėjam kiekvieną piešinį pagal kiekvieno algoritmo punktą, kas vyko su manim, ką aš jaučiau, ir vyksta dažnai pasipriešimas, nes nenori rašyti, arba dažnai netgi būna, sako, aš nieko nejaučiu, aš nieko negirdėjau, aš nieko nejaučiu, ką man čia aprašinėti, ne? Bet ir tai yra iš tikrųjų normalu, nes kai žmogus pradžioje arba visą gyvenimą niekados neklausė savęs, negirdėjo, ką aš jaučiu, neklausė savęs tų klausimų, tai yra tikrai nelengva,
bet tai yra išugdoma, nes aš lygiai tokia pati buvau, aš savęs visiškai negirdėjau, nei savo emocijų, nei savo kūno, ir neurografikos pagalba aš tai tikrai išsiugdžiau ir dabar tikrai daug labiau girdžiu, nors aišku yra kur tobulėti. Aš netgi atsimenu, ar praeitam, ar užpraeitam kursė naudotojo neurografikos viena dalyvė sakė, labai didelis buvo pasipriešinimas aprašyti darbą, kaip sakyt, refleksiją daryti, bet kai jinai aprašė, jinai sako, aš berašydama suvokiau, apie ką man tai, nes jinai piešia tam tikrą temą ir atėjo suvokimas būtent aprašant. Taigi refleksija yra labai iš tikrųjų svarbi neurografikoje. O šiandien aš noriu plačiau pašnekėti, kaip veikia neurografika. Taip? Neurografika tai yra darbo su pasąmonė metodas, kaip sakiau, tai yra pasąmonės modeliavimo metodas. Ir mūsų pasąmonėje guli mūsų jausmai, mūsų įspūdžiai įvairiausi. Iš ten mes gauname prieimą prie mūsų pojūčių, tiksliau pasakius, mes gauname prieimą prie mūsų vidaus, taip, kas aš viduje. Ir kaip mes dirbame su pasąmonė neurografiko, labai aiškiai paaiškina būtent taip vadinama sąmonės piramidė. Apie ją čia plačiau nesiplėsiu, nes smulkiai apie ją pasakoju būtent neurografikos naudotojų kurse, kur parodau, kaip kiekvienas algoritmo žingsnis yra susijęs su būtent piramidės lygiu. Bet jeigu trumpai, tai žmogaus racionalus protas, taip, galiu nupiešti, būtų kaip piramidė, taip, racionalus protas yra čia ir jisai sudaro maždaug 5–9% viso mūsų proto, mūsų tų smegenų, mūsų tos informacijos. Ir aišku šaltinių, kad yra apie 12, tai vidurkį galima imti 10. Taip? Ir žmogus visą laiką kažkas jam trukdo pasiekti tam tikrų tikslų ir rezultatų ir jis ieško sprendimo būdų. Ir jis ieško būdų tai išspręsti, aišku, tai, ką jis jau turi informaciją būtent iš čia, bet iš tikrųjų labai didelė dalis informacijos yra pasąmonė, nes čia yra racionalus protas, čia yra neracionalus. Iracionalus yra mūsų pasąmonė. Taip? Pasąmonė. Tik aš suprantu, kad čia rodo atvirkščiai viską. Ir tai sudaro apie 90%. Taigi kokia didelė yra ten informacijos dalis. Taip? Ir ten yra įvairūs elementai, kurie atsakingi už žmogaus atmintį, ne? Kurie susijęs su kitais elementais, su ta pačia kolektyvinė pasąmonė ir kitka. Taigi ten yra labai daug informacijos. Ir būtent neurografikos pagalba mes pasineriame į pasąmonę, taip, mes piešdami, mes pradedam piešti sąmoningai, taip, sugalvoja temą ir mes pasineriame į pasąmonę. Būtent neurografinės linijos pagalba. Ir bepiešiant mums iš pasąmonės ateina idėjos, mintis, pojūčiai, kaip galima būtų su ta tema, kurią mes piešime, spręsti. Kitas dalykas, apie kurį norėčiau šiandien pasidalinti ir pakalbėti, tai yra nuo ko priklauso mūsų dėmesio fokusas. Tai yra, įsivaizduokite žmogų kaip sniego senį, tokią schemą. Aš būtų nubrėšiu, paskui parodysiu. Nes dažnai man paskui išeina jis kreivas. Kaip sniego senis. Taip. Ir kas čia per schema? Tai schema, kurios apatinė dalis, tai yra mūsų gyvenimo momentai. Ne, kažkas tai vyksta. Ir žmogus kiekviename tą momente skenuoja savo pojūčius. Pavyzdžiui, aš dabar vedu laivą, ne, aš irgi skenuoju, mano tiksliau pasąmonė skenuoja mano pojūčius. Ne? Ir iš tikrųjų tie pojūčiai yra per sensorinius tos receptorius, ne? Per klausą, per regą, per uoslę, per skonį ir lietimą. Taip? Tai čia rega, klausa, uoslė tai kažką žodžiu, taip. Skonis, jeigu aš, pavyzdžiui, mano momentas yra vakarienė, ne, tai aš per maistą irgi pajaučiu pojūčius. Ir kitas yra per lietimą. Taip, tai vat būtent per šituos sensorinius pojūčius aš
priimu kiekvieną momentą, kuris vyksta mano gyvenime. Ir žmogus gyvena nuo momento iki momento per visą gyvenimą, taip, ir renka tą sensorinę patirtį. Ir kiekvieno momento metu ateina vis kažkokia tai nauja informacija. Ir kiekvieną kartą, kai mes gauname informaciją, mes ją įvertiname, ne? Nes jeigu aš, pavyzdžiui, kažką paragauju, skonio receptorius įvertina, pajaučia, ne? Ir aš tada įvertinu. Tai yra toksai įvertinimo momentas. Ir pati iš tikrųjų informacija nėra nei bloga, kurią aš gaunu net tuo momentu per tuos sensorinius pojūčius, nei gera, nei bloga, bet kuomet žmogus kiekviename momente renka patirtį, jis ją pradeda vertinti. Tai yra priskiria, kad tai blogai arba gerai, patinka arba nepatinka, ne? Būtent remiantis kažkokia tai patirtim. Pavyzdžiui, jeigu laukia -25, tai yra momentas, ne, aš išėjau lauką, laukia -25, šiandien gal mažiau, aišku, 16 gal, ne, ir 17. Ir iš karto mano kūnas susitraukia, ne, mano kūnas, man šalta ir pas mane susidaro toksai įspūdis, kad man šalta, aš nenoriu, ne, man nepatinka šaltis. Ir vat ta dalis būtent, ne, kai aš momentą, čia parašysiu sensoriniai pojūčiai, aišku, kreivai rašau, bet kaip nors. Ir kai tą momente aš įvertinu, ne, sensorinių pojūčių, taip, susidaro taip vadinama įspūdžiai. Įspūdžiai arba patirtis, taip. Įspūdžiai, aš įvertinu. -25, man šalta, man nepatinka, ne, ir mano patirtis tokia. Ir priklausomai nuo to, kokie pas mane yra įspūdžiai, atskirame momente, taip, gyvenimo, susiformuoja mąstymas. Taip, momentas, taip, per pojūtį, aš susidarau įspūdį, kaip ir renku patirtį, informaciją renku, ir tada susiformuoja įvairiausi, mąstymas susiformuoja. Ir būtent per visus šitas patirtis, per viską pas mus formuojasi tie vadinami irgi ribojantis įsitikinimai, kurie irgi iš tikrųjų trukdo paskui mums siekti savo tikslų, kažkokiu tai norų, ne. Ir iš tikrųjų žmonės dažnai bando pakeisti mąstymą įvairiomis priemonėmis, taip, bet dažniausia keičia, kaip sakau, mąstymą, ne, ta prasme, aš mąstau taip, aš turiu ribojantį įsitikinimą, aš jį dabar perrašysiu, ta prasme, palaikančiu ir kartosiu jį. Tai neveikia. Aš ant savęs išbandžius. Aš kuo tikiu, tikrai, kad svarbiausia yra pirma tą ribojantį įsitikinimą, ne, tas mąstymą neutralizuoti ir tada galima jau integruoti į save tą palaikantį įsitikinimą. Tai kad yra svarbu ir dar svarbu suvokti, kad jei pas žmogų nepasikeičia įspūdis, taip, mąstymas nepasikeis. Taigi ir tam, kad pakeisti tą mąstymą, yra viena galimybė, tai yra organizuoti tokią aplinką, tokius momentus, kuriuose mes galime pakeisti negatyvius įspūdžius į pozityvius. Nes kaip ir momentai gali būti neigiamas ir teigiamų, ne visokių. Jeigu teigiamas, tai, pavyzdžiui, šilta, šiandien man būtų nuotaika gerai ir mano įspūdis geras, ir mąstymas mano, kad man patinka, pavyzdžiui, labai šiltas oras. Bet jeigu yra -16, man šalta, patirtis, man nepatinka ir toks mąstymas, kad aš nenorėčiau gyventi, kur šalta. Šiaip iš tikrųjų jau vis svarstau daugiau, kad norėčiau gyventi, kur šilta. Taip, aš momente turiu įspūdį, patirtį ir tada tas mąstymas. Ir mums svarbu pakeisti įspūdį, jeigu, pavyzdžiui, -16, ne, kaip aš galėčiau pakeisti. Aišku, papasakosiu, kaip su neurografika mes keičiam, bet toks įspūdis, kad, pavyzdžiui, -16, bet saulė šviečia, mes, pavyzdžiui, mėgstu nuo kalniuko pasivažinėti, paslidinėti, tada man neįdomu tas -16, ne, man yra žiema, man patinka, kad ir šalta. Ir mano mąstymas visai yra vėl kitoks, pasikeičia. Taigi mes, norėdami pakeisti savo mąstymą, mes turim sukurti tokią aplinką, tokius momentus, kad pasikeistų mano įspūdis ir taip keičiasi mano mąstymas.
Jeigu čia dar galėčiau pasidalinti būtent, kaip aš bandžiau irgi keisti mąstymų, tai į pagalbą aš pasėmiau afirmacijas. Aš nesakau, kad afirmacijos yra blogai, bet aš niekad nesuprasdavau, kodėl man afirmacijos neveikia. Ir besimokant ir vienos mokytojos paskaitoje supratau, kad iš tikrųjų svarbu, kai yra kažkoks tai mąstymas, ne, reikia jį, tą bloką nuimti pirmiausia, kad paskui galėčiau užsidėti ir kartoti tą naują afirmaciją, kurią integruoti savo gyvenimą. Nes jeigu, pavyzdžiui, mano afirmacija, aš atsimenu, visą laiką, pavyzdžiui, didelę, ilgą gyvenimo savo dalį laikiau save negražia. Nes toksai buvau bjaurusis ančiukas, plaukai nesuprantu, į kurią pusę, buvo ir tokių ir patyčių šiek tiek mokykloje, ne, ir stovyklose aš atsimenu, ir dar ausis atlėpusios, ir dar kažkas, tai ne, vis kažkas, ne, paskui dar spuoguota buvau, tai apskritai peilis, ne, aš visiškai save nelaikiau gražia. Ir atsistojus, kai pradėjau lankyti įvairiausius seminarus, kad afirmacija, atsistoti prieš veidrodį, tai žiūrėti savo akis ir sakyti, ir kartoti, aš graži. Na, šitie kartojimą niekas neveikia ir aš vis tiek netikėjau, kad aš esu graži, nors tu ką. Ir būtent, kai aš pradirbau tam tikrus blokus, kurie susijęs su šituo dalyku, nes tai buvo susijęs su vaikystė, man jau ta afirmacija daug lengviau ėjo ir aš daug lengviau galėjau tai kartoti ir tuo patikėti, ne? Taip pat svarbu prasivalyti. Aš dar norėčiau gal pasakyti tokią metaforą dėl afirmacijų, kad jeigu, pavyzdžiui, yra stalas, ne, mes švenčiam kažką, tai ten yra visokio maisto ir vakare išsiskirstam ir galvom, dar susitiksim ryte, ne? Stalą kaip sakant, paliekam viską ant stalo, nes galvom, rytoj susitiksim. Bet ryte susitikus pagalvom, gal reikėtų nuo staltiesę, bet taip tingisi viską nuiminėti, ne, tarsi, gal bliūdus nuimsiu, bet tengi ir nudribusi silkė, ir kokia mišrainė gali būti, užtaisiu baltą staltiesę, ne, tarsi nauja afirmacija. Viskas bus gerai, bus gražu, ne, stalas kaip ir puošnus, viskas labai gerai, bet po kurio laiko tie visos dėmės iš praeitos staltiesės pradės sunktis į viršų. Reiškia, mano ta afirmacija nauja, kurią aš kartosiu, nepravalius tos kažkokio įtikėjimo senesnio, niekas, kaip sakant, nepasikeis, vėl viskas išlys. Tai čia mano matymas afirmacijos taikymo ir kiekvienas gali turėti savo nuomonę, bet aš taip matau, nes aš patyriau ir man neveikia, aš nesupratau, kodėl kitiem veikia, man neveikia. Tai bet aš supratus, man esmė yra, kad reikia pradirbti pirmą blokus, o tada ant viršaus jau dėtis tas afirmacijas ir kartoti, kurios padeda. Gerai. Ir norint iš tikrųjų pakeisti tą mąstymą, į pagalbą mes galim pasimti neurografiką. Ir neurografika yra ne tik tai, kaip minėjau, diagnostinis metodas, bet taip pat ir modeliavimo metodas. Mes galime modeliuoti tai, ko mes norime. Ir jo dėka mes galime patirti naujus įspūdžius ir taip keistis tą savo mąstymą. Taigi, kai mes piešiame, taip, dar tą schemą parodysiu, kai mes piešiame, mes imame negatyvius momentus kažkokius tai, kurie yra, kaip temą, taip, temą pasirinkam, ir organizuojame tokį piešimą, tai yra tokį momentą, pagal algoritmą piešime, kad tą negatyvą, taip, galima būtų, tą įspūdį negatyvo galima pakeisti į pozityvą. Ir po kurio laiko, po piešimo, pakeisti mąstymą. Tos temos, kurie piešiame matymą. Aš kitaip pradedu matyti tą savo temą ir mano mąstymas pasikeičia. Ir mes piešdami išgyvename, kaip sakant, kitą patirtį, ne? Jaučiame kitas emocijas, pojūčius, ateina suvokimai. Nes piešimo metu, iš tikrųjų, jeigu įsiklausai į save, tos emocijos ir pojūčiai ir mintis labai keičiasi. Va tam ir yra reikalinga, kaip pradžioje minėjau, refleksija, kad aš matyčiau, kaip keičiasi mano pojūčiai, kaip keičiasi mano emocijos. Ir jos gali labai būti įvairios. Ir vien tas pokytis parodo, kad kažkas manyje keičiasi. Taip? Čia tas pats buvo man su, pavyzdžiui, pavyzdį imu su live išėjimu. Baimė labai didelė live, išeiti į laivus, kaip dabar darau, ne? Man buvo vienos mokytojos pasiūlyta jau gal prieš metus išeiti į laivus, sakiau, ne, man čia tai jau niekada gyvenime, man to nereikia. Ir labai priešinausi, sakiau, kad laivas tai čia yra visiška nesąmonė, ten dar
tai negražiai ką nors pasakys ir dar kažkas, tai ne visokių tokių dalykų prisigalvojau. Bet kuo toliau mokydamas, aš supratau, kad yra svarbu išeiti į laivus ir vasarą berods, aš jau buvau nusprendusi, tarsi jau išeinu, bet vis tiek man kišo koją kažkokie tai mano prisigalvotos mintys ir mąstymai, kad vis tiek nesąmonė. Ir aš, žinoma, tai tas išėjimas į laivus nėra susijęs, kad aš kažkokią patirtį turėjau seniau, nes anksčiaugi nebuvo tų laivų, ne? Tai tiesiog, kiek aš atsimenu, tai aš visą gyvenimą bijojau viešai kalbėti, aš bijojau išeiti ant scenos, aš bijojau, kad mane, išjuoks, nes taip protarpiais prisimenu savo vaikystę, kad buvo ir pajokos kažkokios, aš gal kažką tai sakiau ir toks pajautimas yra, kad buvo išsijuokta, ne, ir toks susiformavo mano įsitikinimas, kad jeigu užlipsiu ant scenos ir kalbėsiu viešai, iš manęs išsijuoks, nusišnekės ir taip toliau. Tai tas įsitikinimas yra momentas, kad aš nenoriu išeiti į laivus, aš neurografikoje paimu tą temą, taip, baimė išeiti į laivus. Aš ją piešiu, piešimo metu susidaro įvairiausi, keičiasi mano emocijos, ateina kažkokios tai mintis, ką aš galėčiau galbūt kitaip padaryti, kad būtų drąsiau eiti, ne, čia tokie dalykai. Ir tada mano keičiasi mąstymas. Ir taip, bepieždama ir aš naudodama dar kitus metodus, aš nuo sausio 3 dienos užsimerkiu ir išėjau laivus. Tai kaip sakant, pakeičiau savo patirtį kažkokią tai ir mano mąstymas pasikeitė. Ir kuo toliau ypač aš vedu laivus, aš suprantu, kad tai buvo geras sprendimas, nes aš labiau galiu ištransliuoti tai, ką aš noriu, nes per postus arba per storiusus yra gan sudėtinga tai padaryti. Tai toksai, taip neurografikos pagalba mes galime keisti mąstymą, pažiūrėti į tą piešiamą temą kitaip. Ir iš tikrųjų dar norėčiau pridurti, kad kuo man, ir man, ir kitiems turbūt naudinga galėtų būti neurografika tame, kad neurografika yra, kiek aš žinau, vienintelis metodas, kuris padeda nueiti giliai į pasąmonę be specialisto pagalbos. Tai yra žmogus savarankiškai, aišku, praėjęs minimaliai naudotojo kursą neurografikos, gali savo padėti ir naudoti šitą metodą savo. Netgi pats autorius Paulas Piskariovas kaip ir kūrė tą metodą tam, kad sukurti metodą instrumentą savipagalbai. Aha, matau. Živilė rašo, labai teisingai turim atlaisvinti vietą naujiems dalykams. Taip, čia turbūt vėliau dabar pamačiau, čia apie tuos blokus, ne, kuriam atlaisvinam vietą ir tada mes užsidedam tai kažką tai naujo. Tai neurografikos pagalba mes keičiam mąstymą, mes pamatom kitaip į tą piešiamą temą, mes labiau išgirstam savo emocijas, girdim labiau save ir iš tikro galima padėti savo. Taip, nes tai yra, nes būtent naudotojo kursas, jame duodu 3 blokumėjimo algoritmų variantus ir ketinimo iškelimo algoritmą. Ir būtent šitų 2 algoritmų pagalba galima dirbti su beveik 60-70% visų iškilusių klausimų. Aišku, paskui toliau einant ir gilinantis, kaip ir nereikia, bet galima išmokti ir kitų algoritmų, kuriuos naudosim savo kasdienybėj ir padėti savo. Tai tiek šiai dienai. Gal yra kokių klausimų? Aš visą laiką dar, aišku, dar yra pas mane toksai jaudulys ir vis pamirštu pabendrauti su jumis, tai dabar stengsiuosi tai irgi traukti savo, nes jaudulys jau pradeda nurimti 2 savaitę. Kaip jūs jaučiatės? Aha, ačiū labai Flower Milk. Jūsų laiva labai įdomus, labai ačiū, nes iš tikrųjų aš ir noriu, kad dalintis tai, ką aš turiu sukaupusi, nes ištransliuoti postais labai yra sudėtinga. Ar jums naudinga, ką aš pasakoju, padėkit širdutes, ne, kaip dauguma sako, kad aš žinočiau, kad aš ne veltui šitą darau, nes man svarbu dalintis ir duoti, prisiliesti prie tai, su kuo aš gyvenu. Tai šiandienai turbūt tiek, rytoj
aš jums papasakosiu apie neurografikos, va matau žirtučių, ačiū jums, papasakosiu apie neurografo tiksliau instrumentus, tai nebus tikrai ilgas eteris, bet manau, kad yra svarbus, kad žmogus suvoktų ne tik tai kas metodas, bet ir kokie reikalingi instrumentai. Ir tikrai investicijų didelių, norint pradėti neurografikos metodą piešti, tikrai nereikia. Aha, Birutė rašo, naudinga ir įdomu, ačiū labai, Birutė. Tai tada gražios dienos, nesušalkite, kaip Živilė buvo sakė, apsirenk šilčiau, ne? Apsirenkiam šilčiau, nusišypsam ir, kaip sakant, einam į šią dieną. Aha, naudinga, nes labai mėgstu klausytis, kai dirbu, nes skaityti dažnai nėra tiek laiko. Taip, sutinku, nes iš tikrųjų labai sunku perteikti per postus, nes jie bus tada labai ilgi ir žmonės tikrai neskaito. Mūsų jau, net ne mūsų, apskritai mes visi ta karta, kai mes arba labai greit norim visko, arba kaip patogu yra važiuojant kažkur tai, arba dirbant, arba dar kažką tai klausytis. Tai ačiū Jums labai. Ir ačiū širdutes, ačiū už palaikymą, už tai, kad jums įdomu ir klausotės ir tada iki rytojaus. Viso iki.